Taigi, labas rytas. Gėjai. Gėjai yra tas žodis, kuris visada pakliūna į antraštės, bet ką mes iš tikrųjų turime omeny, tai LGBT bendruomenė. O tai jau platesnė sąvoka, į kurią įeina lesbietės, biseksualai, translyčiai asmenys, o dar galim dėti pliusą ir įskaičiuoti kitas seksualinės, lytinės tapatybės. Bet kas iš tikrųjų sudaro tą LGBT bendruomenę, kas sieja? Tiesą sakant, sunku kartais pasakyti. Mes esame labai skirtingi žmonės, skirtingų politinių pažiūrų, skirtingos lyties, amžiaus, įsitikinimų. Bet matyti, jeigu ieškotume, kas mus sieja lygiateisiškumo siekis ir tam tikri kultūriniai dalykai, kurie išliktų net ir toms lygioms teisėms atsiradus. Šiandien noriu kalbėti apie interneto ir LGBT bendruomenės santykiavimą. Ką gero davė internetas LGBT bendruomeniai, ką davė blogo ir ką dar galim nuveikti ateityje. Internetas duoda. Nesidaugina, bet daugėja. Tai yra frazė apie programuotojus. Ne, iš tikrųjų tai yra frazė apie LGBT bendruomenę. Iš tikrųjų, ko gero, taip nėra. Pagal įvairius tyrimus įvairiose skirtingose visuomenėse ir geografijose yra apie 10%. Aš nenoriu ten stoti. Na gerai. Apie 10% LGBT žmonių. Bet iš tikrųjų internetas padeda mums surasti vieni kitus, padeda komunikuoti vieni su kitais, o taip pat su visuomenė, todėl gali pasirodyti, kad internetas padeda mums daugintis. Gayline.lt, populiariausias LGBT bendruomenės portalas Lietuvoje. Jis buvo įkurtas 1995 metais, dar buvo praėję tik keli metai po interneto atsiradimo Lietuvoje, o taip pat ir nuo homoseksualumo dekriminalizavimo, kuris buvo panaikintas iš baudžiamojo kodekso tik 1993. Tuo metu tarsi visi programuotojai, visi, kurie kūrė tas pirmasis interneto svetainės, pažinojo vieni kitus ir siekiant išvengti to viešumo, išlaikyti anonimiškumą, programuotojai, kurie kūrė šią svetainę savanoriškų pagrindų, užregistravo ją Estijoje. Tik tai po kelių metų, kai jau atsirado daugiau visų tų struktūrų, svetainių, tuomet jau užregistravo ir Lietuvoje. 2010 metais, kai buvo priimtas nepilnamečio apsaugos įstatymas su tam tikrom homofobiškom nuostatom, svetainė buvo užregistruota taip pat ir dar kartą užsienyje, tam, kad jeigu būtų pritaikytas tas įstatymas siekiant uždrausti šią svetainę, vis tiek galima būtų ją išlaikyti. Tai mes įsivaizduojam internetą kaip orą, kaip kažką neišvengiamą, bet šie pavyzdžiai parodo, kad LGBT bendruomeniai tai tas ryšys santykis šiek tiek trapesnis. Šiandien portalas turi per 5500 aktyvių narių. Jie susipažįsta, bendrauja tarpusavį, pildo savo blogą, rašo eilėraščius, diskutuoja įvairiom temom forume diskusijų, taip pat komentuoja po straipsniais, tuos straipsnius verčia iš užsienio kalbos savanoriai arba tiesiog perspausdina iš Delfi ar kitų portalų. Pradžioje svetainės įkūrimo populiariausia veikla joje iki 70% trafikos sudarė sekso skelbimai. V+V, pasikeičiam adresu ir viskas labai paprastai ir aišku. Dabar tie skelbimai yra perkelti į kitą puslapį, Gay Cafe, ir jis sudaro tik 20% lankomumo, palyginus su Gayline. Taigi galima pagalvoti, kad tai yra progresas arba atvirkščiai, priklauso nuo jūsų požiūrio, bet, žodžiu, LGBT bendruomeniai parūpo ir kiti dalykai. Tačiau per paskutinius 2 metus lankomumas krito 30%. Kodėl? Aš manau, kad ši svetainė, kuri vis dar yra kuriama tų pačių programuotojų, vis dar tuo pačiu savanoriškų pagrindų, jau pribrendo žengti naują žingsnį. Galbūt jau surastų ir komercinių rėmėjų ir tuomet galėtų investuoti tos pinigus, kurdama originalų turinį ir taip plėstis. Aš manau, kad tam yra potencialo, kurio galbūt kol kas neišnaudoja. Tačiau
vis dėlto, kur dingo tie žmonės, kurie naudojasi tomis Gayline funkcijomis, kur jie dabar naudojasi jomis dabar. Čia toksai pokalbis iš Grindr aplikacijos. Grindr. Grindr yra tokia mobilioji aplikacija, kuri leidžia homoseksualiems, biseksualiems ar tiesiog smalsiems vyrams atrasti kitus užsiregistravusius, kurie yra arčiausiai šalia ir irgi naudojasi tą programėlę. Na ir tada pasiūlyti romantiškas vakarienės, pasivaikščiojimo arba kažką kitą. Hornet yra panaši programėlė, galbūt daugiau funkcijų turi, yra naujesnė. Scruff skirta labiau augalotėms vyrams. O Tinderiu turbūt naudojatės daugumą ir čia, jeigu dar nesate užimti ir ieškosite savo protingiausio ir gražiausio mečo. OkCupid yra... apie Tinderį dar norėjau pasakyti. Įdomu tai, kad yra paprasčiau, tarkim, heteroseksualiam vyrui, kuris yra smalsus, spustelti mygtuką, kad jį domina ir vyrai. Yra paprasčiau negu užsiregistruoti į Grindr ar Gayline ir taip jau tikrai susitapatinti su tuo. Todėl kartais atsiranda daugiau tokių smalsių žmonių Tinderyje, tiek vyrų, tiek moterų. Tai puikus pavyzdys, kaip technologijos gali šiek tiek ir nulemti seksualinį elgesį. Oi, dabar nebeveikia kažkaip. OkCupid. OkCupid yra skirta rimtesniems žmonėms. Žiūrint, ką laikysim rimtumu, bet OkCupid yra interneto portalas, kuris atsakius į daugybę klausimų, sumečians procentaliai, kiek jūs tinkate su kitu žmogumi, o tada jūs pasižiūrėsite į to žmogaus nuotrauką ir suprasite, kad gal visai kitaip yra. Bet iš tiesų, išbandyta, tarp mano draugų yra 2 žmonės suradę partnerius per OkCupid, viena heteroseksuali pora, kita homoseksuali. Tiesa, tie partneriai surasti yra nelietuviai. Iš tiesų, OkCupid LGBT bendruomenės narių galbūt yra iki 100, tik tai Lietuvoje. Tačiau puikiai proga vis legalizuojant santuoką kitur, gauti vizą gyventi JAV ar panašiai, suradus užsienietį. Gayromeo irgi interneto portalas, skirtas tiek trumpesnio pobūdžio pažintims, tiek platesnio, bet irgi labiau homoseksualiam, biseksualiam vyram. Iš tikrųjų, įdomus klausimas, kodėl būtent vyrai labiau išnaudoja tas technologijas. Į jį negaliu atsakyti, nes, ta prasme, lesbiečių tokių daug programėlių ir tokių puslapių nėra skirtų vien moterims. Kodėl taip yra, iš tikrųjų, bandant atsakyti, reiktų remtis stereotipais, tai kadangi mes negalim to daryti, tai mes to nesvarstysim. Bet iš tikrųjų, kalbėdamas su Gayline administratorium, jo nuomonė perėmė visas Gayline funkcijas ne šie puslapiai, ne šios programėlės, o kitas puslapis, kuriuo gali būti, kad ir jūs naudojatės. Facebookas. Taigi, ir diskusijos persikelia į Facebooką, ir į grupės persikelia forumo dalykai, ir pažinčių paieška, nes, pavyzdžiui, jeigu aš turiu su žmogumi 10 bendrų draugų gėjų, tai aš jau įtariu, kad jis irgi labai linksmas. Visai būna. Tai va, tai Facebookas iš tikrųjų yra be abejo, kad naudojasi žmonės ir YouTube'u, skleidžia atsiskleidimus, kurie gali išpopuliarėti ir nueiti iki Delfi portalą tada ir panašiai. Ir Tumblr, kur gali ateiti heteroseksualus ir išeiti su nauja seksualinė orientacija, viena iš 50, kurią pasiūlys Tumblr ekspertai senbuviai. Na ir kitaip išnaudoja. Be abejo, bent kuri bendruomenė, turbūt ir baikeriai naudojasi šiam technologijom. Tačiau LGBT bendruomenė internetas yra svarbesnis, nes dažnai tai yra vienintelė galimybė susipažinti su kitais LGBT žmonėmis ir atvirai pasikalbėti ir taip pat edukuotis, gauti žinių, kurių negausime mokykloje, apie tai dar vėliau. Taigi, populiariausi kanalai Facebook'e, Tolerantiško jaunimo asociacija. Galbūt dėl to, kad nors de facto ši organizacija dirba LGBT bendruomeniai, bet jos pavadinimas ir komunikacija leidžia palaikinti ir be tokio afišavimo, kad jau tikrai palaikai LGBT. Soho klubas, komercinė vieta, galbūt turi daug užsieniečių gerbėjų, gal ir dėl to. Lietuvos gėjų lyga, tai neišvengiamai. LGBT Friendly Vilnius, tai mano platforma įvairioms LGBT iniciatyvoms.
Na ir yra kitų puslapių ir yra taip pat slaptos grupės. Man irgi įdomu stebėti šį fenomeną. Paskutiniais metais atsirado jau kokios 5 jaunimo LGBT grupės, kurios tarpusavį konkuruoja skirtingomis taisyklėmis. Vienos leidžia postinti asmenukės, kitos ne. Vienur labai griežta tvarka, kitur ne. Ir panašiai. Man smagu matyti tokią tendenciją. Yra ir kita tendencija, gal šiek tiek vyresnės kartos, tokių homoseksualių vyrų, kurie pasivadina ne tavo svarbalas arba mano vardas nesvarbu. Ir tada kelia labai tokias erotinės, pikantiškas nuotraukas ir bendrauja tarpusavį. Šita tendencija taip pat puikiai, bet man labiau patinka ta jaunoji karta, kuri jau nebebijo atsiskleisti, nebebijo kalbėti apie save, nebebijo postinti apie savo santykius, kurie trunka savaitę. Na, kaip ir jų bendraamžiai. Kodėl ne? Tačiau internetas ne viskas vis dėlto auksų žiba. Yra ir blogoji pusė. Kągi tas internetas daro blogo LGBT bendruomeniai? Patyčios ir neapykanta. Iš tikrųjų, žmogaus teisų stebėjimo instituto duomenimis daugiau nei 90% neapykantos kurstymo veikų įvyksta internete. Lietuvoje, ta prasme, galime mes nueiti, kad ir to pačio Delfi komentarus po straipsniais apie LGBT temas, pavyzdžiui, galbūt jeigu bus straipsnis apie šitą diskusiją, pamatysim daug komentarų tokių, kurie prasilenks ir su etiko, o galbūt ir su teise. Nes Lietuvoje vis dėlto egzistuoja progresyvus gana, jeigu mes juos tokiais laikysime, griežti įstatymai neapykantos kurstymo, neapykantos nusikaltimų, kurie buvo galbūt priimti juos neskaitant. Bet kitas klausimas, ar jie galioja. Iš tikrųjų, Lietuvos gėjų lyga vėlgi dažnai teigia, kad prokuratūra nepriima jų skundų apie tokius komentarus skatinučius susidarojimą, arba būna pradėtas ikiteisminis tyrimas, bet nutrauktas ir taip toliau. Be abejo, yra jau ir įvykusių tų tyrimų ir teismų ir bausmių. Bet toks teisėsaugos galbūt irgi institucijų ciniškumas kartais irgi tada neleidžia LGBT bendruomeniai labai jau būti tokiais pilietiškais, nes tiesiog nesitiki, kad kažkas įvyks, pasikeis. Aišku, galima turėti savo nuomonę apie tokius įstatymus. JAV ar ne žodžio laisvės koncepcija yra kitokia. Bent kokiu atveju galbūt sprendimas šitų patyčių ir neapykantos komentarų ateis iš kitur, tarkim, uždraudus anoniminius komentarus, kaip padarė 15 minučių. Ilgą laiką įsivaizdavom, kad kaip ir nėra išeities iš tų komentarų, kad tai jau irgi kaip oras, kuriuo kvėpuojam, bet gal taip nėra. Tai sudaro didelę mūsų viešosios erdvės dalį ir gal mes vis dėlto turim galvoti, kaip tai keisti. Lengvas seksas, neatrodo tokia didelė problema, tikrai sutinku. Bet kartais, jeigu pažiūrėkim taip plačiai, industrializacija, urbanizacija, visokie tokie procesai ir pamažu LGBT žmonės irgi vyksta į miestus, suranda vieni kitus, galbūt susitinka parkuose, kreisavimui, cruising, čia kadras iš tokio filmo, o kreisavimas tai yra toks sekso paieškos tokiose vietose. Kuriasi ir LGBT klubai, pamažu barai, formuojasi ištisas kaiminystės rajonai, kuriuos pamatysim ir dabar didžiuosiuose miestuose, Paryžiuje, Niujorke, Londone, Berlyne ir taip toliau. Tačiau dabar yra internetas ir tu gali viską surasti niekur neeidamas į jokį nei parką, nei klubą. Ir tai viskas labai paprasta. Ir kai tu neini į tas vietas, kai tu eini į tas vietas tiksliau, tai kažkaip net ir nejučia kuriasi tam tikra bendruomenė ir tu pradedi mąstyti ir apie kitus dalykus. Kai tu taip lengvai randi tą seksą, galbūt nėra tos situacijos, kuris sudarytų sąlygas bendruomenės kūrimuisi. Lietuvoje to labiau nėra ir tų iš ankstesnių tradicijų. Sovietmečių, kadangi tai buvo baudžiama, tai nesusidaro tokios geografinės lokacijos ar panašiai ir taip toliau. Nors aišku, mūsų dizaineriai mėgsta Palangos pliažą, tai irgi įvairių priežasčių tam. Gerai, patogus anonimiškumas. Tai dar vienas priedas prie antro punkto, kuris reiškia iš esmės labai panašiai tą patį, kad net ir ieškant nesekso, tu internete gali labai patogiai surasti tik tai, ko tau reikia, tik vienų santykių, kažkokio bendravimo labai savam rate ir išlaikyti tą anonimiškumą, kuris tada neskatina pokyčių.
Bet nebūkim irgi pesimistai, pagalvokim, ką mums dar gali pažadėti internetas ir LGBT bendruomenė ateityje. Kokie scenarijai ateities, tendencijos ir taip toliau. Integracija. Kurdami Friendly Vilnius projektą, portalą internete, mes įsivaizduojam visuomenę kaip pluralistinę, kurią sudaro skirtingos religijos, kultūros, skirtingi žmonių poreikiai. Ir prisijungia per 50 skirtingų paslaugų įmonių, kavinių ir kitų įmonių, kurios visos deklaruoja draugiškumą LGBT bendruomeniai, bet taip pat suskirstytas pagal kitas draugiškumo kategorijas. Prieinamumą neįgaliesiems, draugiškumą šunims, vaikams, veganams, rusakalbėms, anglakalbėms ir taip toliau. Tai labai skirtingos kategorijos, bet tai ir sudaro tą tokią šiuolaikinės visuomenės visumą. Tai ir yra tokia viena iš tendencijų, kad LGBT bendruomenė neasimiliuojasi, neišnyksta kaip tokia, lieka tokia kaip atskira, turinti kažkokių bruožų, bet ir ne tai, kad labai išskirtinė, bet viena iš daugelio dalių - integracija. Ir tam gali padėti internetas, kaip ir mūsų atveju. Kultūra. Kultūra, kai mes kalbam apie integraciją, turim suprasti, kas ten integruojasi. Tai jau kažkoks subkultūrinis ar kultūrinis ar bendruomeninis darinys. O internetas padeda tai kultūrai irgi plėtotis, surasti žmonėms vieni kitus. Čia yra aktorius iš mano naujo filmo "Nuo Lietuvos nepabėgsi". Ir šis filmas tapo kaip ir sėkmingiausiu sutelktinio finansavimo projektu iš visų Lietuvoje kurtų kultūrinių projektų, būtent Lietuvoje kurtų. Tai mes surinkom per 20 000 eurų per Kickstarterį, Indiegogo ir asmeninę paramą. Ir tai irgi parodo, kad mes suradom visam pasauliu žmonių, kurie galbūt domisi tokia niša, nebijokim irgi to žodžio, tam tikra kultūra, bet mes interneto pagalba jų suradom labai daug. Kaip aš irgi sakau, lietuviai yra daug didesnė mažuma negu gėjai pasauliniu mastu. Arba mažesnė mažuma, nežinau kaip reiktų pasakyti tiksliai. Tai va, tai irgi padeda tam internetas. Inovacijos, dar viena tendencija. Iš tikrųjų, ruošdamasis šiam pristatymui, turėjau tokį įdomų futuristinį pokalbį. BitNation, galima būtų pavadinti elektroninė tauta, valstybė jau ima bendradarbiauti su Estijos elektroninės pilietybės projektu ir BitNation atstovė pasakė jau dabar, kad ir tos pačios lyties asmenų poros gali susituokti. Ką tai reiškia? Kol kas iš tikrųjų nedaug, kol kas tai reiškia tokį registravimą, kuris negalėtų būti ištrintas, bet šiaip nelabai daug ką jisai kol kas dar suteikia. Tačiau jeigu žiūrint 5-10 metų į priekį, galėtų išsivystyti, pavyzdžiui, bitkoinų valiuta, o galbūt tai kaip metodas perdavimo pinigų. Ir tuomet galėtų išspręsti finansinius klausimus. Tarkim, sudarom 2 žmonės santuoką su 3 liudininko pagalba, o liudininkas galėtų būti privatus asmuo arba įmonė, tačiau ne valstybė, kaip dabar yra. Ir tuomet, jeigu jie, tarkim, nusprendžia skirtis, jeigu jie bus sutarę, paspaudžia mygtuką ir jų turtas automatiškai persidalyja per pus. Arba jeigu jie nesutarė, tada tas paskirtas liudininkas pagal sutartas sąlygas nusprendžia, priima sprendimą ir tas turtas perdalymas. Tai suteiktų galimybę sudaryti tą santuoką Lietuvoje, tarkim, tokiose šalyse kaip Lietuva, kur tai yra draudžiama. Ir iš tikrųjų įdomu tai, kad Lietuva tokia yra gera žaidimo aikštelė šiam klausimui, nes mūsų politikai dar 30 metų nepriims santuokos, o programuotojų progresyvų mes tikrai turim. Tai gal pats labai geras būdas prisidėti prie pasaulinių pokyčių. Ir jeigu jums būtų įdomu daugiau sužinoti apie būtent tą inovacijų elektroninės valstybės temą, galite paklausti Ryčio CoinGate stende. CoinGate dirba su konversijomis bitkoinų, bet tiesiog domina tą temą. Gailano administratoriaus toksai kontaktas, o mano Facebookas toksai. Facebookas ne tik LGBT skirtas, kaip kalbėjom, tai galite ir šiaip parašyti. Ir ką dar? Dabar norėčiau paprašyti pasimti mobiliuosius telefonus ir parašyti laišką Audroniai. Kadangi yra toks dalykas susijęs ir su LGBT bendruomenė, ir su visa visuomenė. Ir tai
Ir tai yra toks dalykas, kad vakar nutekėjo dokumentai, kad švietimo ministerija ruošia naują lytiškumą edukacijos ugdymo projektą, kuriame nebūtų jokių LGBT klausimų, lyčių lygybės klausimų, kurie netgi buvo probėgšmais anksčiau įdėti. Bet to apskritai skatinamas susilaikymas, jokios kontracepcijos, jokio kalbėjimo apie ligas. Ir tai jis ruošiamas iki birželio 1 ir įsigaliotų jau nuo rugsėjo. Tai internetas leidžia mums būti pilietiškai. Siūlau išsitraukti mobiliuosius telefonus ir parašyti Audroniai, kad norime švietimo pagrįstų mokslu, o ne religiją. Tai va. Ir per tą laiką, kol jūs rašte šį laišką, galite užduoti klausimą, jeigu norėtumėte. Jūs už ar prieš anonimiškumą internete? Čia toks sudėtingas klausimas. Aš manau, kad, ta prasme, aš šiaip tai visada esu už viešumą atsiskleidimus, bet gal galite, jeigu detalizuoti, kokia prasme tą anonimiškumą? Tai jūs pats kaip ir vienoje vietoje sakot labai gerai, kad man gali pasislėpti ten ir panašiai. Iš kitos pusės neapykanta ir kiti dalykai, kur anoniminiai komentarai. Taip. Tai bet jeigu yra tarkim, būtų priimamas sprendimas, galima ar negalima būti anonimu? Jūs būtumėt už ar prieš? Iš principo. Ne, tai aš manau, kad visi, taip be abejo, kad turi būti galimybė būti anonimišku, be abejo, tai kiekvienas turi turėti galimybę pasirinkti, taip. Bet tiesiog aš kalbu apie tai, kad, kai buvo kitokios tos sąlygos, tai tam tikra prasme tai padėjo kurtis internetui. Gal čia toks velnio advokatavimas, bet tokia mano nuomonė. Tai va, kas dar turėtų klausimą? Kaip suprantu, nebūtų daugiau klausimų. Tai tada ačiū ir palieku jūs su citata. Prašau.